Sveiki, su jumis ir vėl Alice Candy. Dažniausiai patirties semdavomės rytuose. Bet šį kartą pasiūlysiu bent trumpam pabėgti į vakarus ir pasigaminti nuostabią meksikietišką čili sriubą pagal mano gero kaimyno Kazimiero receptą. Bus beprotiškai fantastiškai gardu, genialiai paprasta, patogu ir greita. Viso labo 10 minučių. Čili sriubai mums reikės apie pusės kilogramo jautienos faršo, apie litrą pomidorų sulčių, Suslavičiaus pomidorų padažo, aštraus, 5 rūšių su pipirais, taip pat raudonųjų pupelių, kukurūzų, juodųjų alyvuogių, vegetos ir česnako. Visų pirma, paimame gilią dugnę keptuvę, įpilame šiek tiek aliejaus ir pakaitiname maksimaliai. Faršą pakepiname, pabarstant šiek tiek vegetos. Na štai, pakepė, galėsime ruošti dabar toliau. Kepus faršą, visą tai, ką turime dabar, tai yra kukurūzai, pupelės, alyvuogės, padažas, česnaką. Visą tai mes dedame į puodą. Na ir ant viršaus eina Suslavičiaus padažas ir pomidorų sultis. Ir dabar pilame pomidorų sultis. Pilame. Aišku, konsistenciją kokią norime galime bus pasidaryti palaipsniui. Taigi sudedame taip pat faršą ir šildome. Sriubą darome maišydami. Kad dar skaniau būtų, rekomenduoju įsidėti baltos duonos į orkaitę ir pakepinti šiek tiek. Prie sriubos bus labai skanu. Tai sriuba jau išvirė. Na štai, čili sriuba jau paruošta, pagardinta tarkuotų sūrių ir kągi, galime skaniai vakarieniauti pagal kaimyno receptą. Dėkui kaimynui Kazimierui. Skanaus visiems. Jūs buvo Alice Candy. Prenumeruokite, spauskite patinka ir sekite naujienas mano kanale. Iki pasimatymo.